upės, nutilo miškas, nutilo kalnai. O dabar padarom apie jūrą visi. Visi rankas į viršų. Jūra. Na puikiai. Išsijunta pagaliau. O panelės kaip gerai šoka. Liuks. Dainuojam. Vakarėja, jau vakarėja, saulė jau žemai, žemai. Dega laužai. Na, šiaip nebūdai. Mažai žingsneliais. Na, jau apie laužus pradėjom dainuoti. Žodžiai, nesunkus, ne? Hei! Ką pabuoja visi? Hei! Dabar dainuosim. Hei! Dega laužai. Ką parodyti apie rankas jau? Hei! Čia pagal skonį, šiek tiek druskos, kad atsiskleistų skonis, na viską sumaišyti, palaikyti valandą šaldytuve, o paskui formuoti kanapinius triufelius. Ir voliokit į valias ar kanapėse, ar sezame. Noriai, svečiai, visi norėjom kažkaip pabendrauti gražiai ir ieškojom bendrą konsensusą arba bendrą vardiklę. Tai yra Deltuvos seniūnijos bendruomenės. Ir tą bendrą vardiklį radom labai keistam augale, nu net ne keistam, bet senam, liaudės mūsų senai auginamam. Tai kanapėje. Tai mes dėkingi kanapėjai, kad jinai mus apjungia, sujungia, o ta virvė, kurią nupins, tai bus mūsų visų virvė. Tai dėkui visiems susirinkusiam ir žinokit, čia ne lietus lyja, čia mus šventina, kad gera šventė. Ačiū. O va tai, kas lieka, va šitas padaiktas, tai yra oda, kaip aš sakau, oda tai yra pluoštas, taip, skurelė. Jo reikia mums nuimti nuo viso augalo tą pluoštą, kad mes jį turėtumėm ir galėtumėm naudoti.